su glitimu. Kur yra problema? Problema yra ta, kad iš tikrųjų, ten nežinau kiek tūkstančių metų prieš pramonės revoliuciją mes nevalgėme tiek daug grūdinių produktų. Tai praktiškai būdavo sumedžiojama mėsa ir daržovės, vaisiai, uogos, taip, kažkokios žolelės. Ir mes labai daug pradėjom valgyti grūdinių tų produktų po tos pramonės revoliucijos, kaip tai įvairius cukraus perdimas, miltai ir panašiai. Dabar glitimas yra, tas baltymas yra labai sunkiai virškinamas. Dažnu atveju mes jo nesugebame iki galo suvirškinti. Dabar, jeigu mes maistą suvirškiname iki galo visiškai, taip smulkiai, tai antikūniai nemato jokių amino rūgščių, nieko taip ir jį priima visiškai neatakuoja, jokių problemų nekyla. Dabar kaip glitimo mes negalim suviršinti iki galo, tai vat, jeigu mes valgome kiekvieną dieną daug tų produktų, taip, pavyzdžiui, ten pusryčiam kruasaną, pietum, ten kažkokių makaronų su kažko vakarieniai, nežinau, batono su kažkokiom, varškė, uogom ar kažkuo taip, tai mes kiekvieną dieną galim suvalgyti, kad ir daug, bet glitimo turinčio maisto. Ir tada mes, jeigu nesuvirškinam to glitimo iki galo ir jo pradeda cirkuliuoti labai daug, tai tų vardo kortelių, amino rūgščių, tos, taip, vardo kortelės, taip vadinamos, jų labai daug pradeda cirkuliuoti ir antikūniai į jas pradeda žiūrėti taip, kad tai būtų kažkoks svetimkūnis ir pradeda tą glitimą atakuoti. Glitimą pradeda atakuoti ir dėl to yra taip blogai, dėl to, kad tas glitimas yra panašus į mūsų audinius. Ir kaip pradeda atakuoti glitimą, ilgainiui jis gali pradėti atakuoti, pavyzdžiui, mūsų skydliaukę, taip? Ir sukelti mūsų audinius, mūsų pačių, jisai, kaip čia sakyti, suklysta, jis pradeda skaityti ne taip, kaip turi skaityti viską. Tai yra pirmas dalykas, kokia yra problema. Kita problema, kaip glitimo, irgi kaip jisai iki galo nesuvirškinamas yra, tai prie glitimo jungiasi tas antikūnis, nežinau, kaip čia nupiešti, tarkim, čia kažkoks glitimas, čia jungiasi antikūnis ir tokie sudaro imunokompleksai, kaip jas pavadinti. Ir jeigu jų yra nedaug, tai viskas gerai, vėlgi mūsų organizmas su tuo susitvarko. Bet jeigu vėlgi to glitimo yra daug, ir jeigu tų imunokompleksų sudaro labai daug, jie cirkuliuoja kraujyje, tarkim, jų labai daug, taip, organizmas nespėja jų pašalinti ir kas darosi, jie nusėda ant mūsų, pavyzdžiui, sąnarių, įvairiuose vietose. Ir, pavyzdžiui, jeigu jie nusėda ant sąnarių mūsų, gali prasidėti uždegiminis procesas sąnariuose ir simptomai kaip reumatoidinio artrito, taip. Tai yra tokias dvi esminės problemos, ką daro glitimas. Todėl apskritai, sako, reikėtų vengti glitimo praktiškai visiems, nes jis tikrai gali padaryti labai daug žalos ilgainiui. Pilno grūdo produktai irgi ar čia kažkas kitas? Pilno grūdo lygiai tas pats, tai glitimo nėra grikiuose, nėra ryžiuose, nėra, tarkim, bolyviniai balandai, bet jeigu tai yra kvietiniai ir pilno grūdo, nesvarbu, kad tai pilno grūdo, bet jeigu tai yra kvietiniai, tai tas kviečiuose tiesiog tas baltymas yra. Ir dar kas irgi yra, celiakijos metu, kaip sako? Grikiuose, ryžiuose, bolyviniuose. Ir dar ir avižas dar yra, bet avižas su avižom yra taip. Avižas šiaip yra be glitimo, bet avižas labai dažnai apdirbamos yra su kviečiai, tose pačiose patalpose, kaip kviečiai, miežiai ar drugiai, todėl jos dažnai yra užkrečiamas, gal nepasakysi, užkrečiamas, taip, kaip čia lietuviškai galvoju gražiai reikšti, bet kai būna rašoma pakelė, gali būti kviečių pėdsakų, taip, ar panašiai, tai va tie pėdsakai. Taip, tai tie pėdsakai reiškia, kad, gali būti glitimo. Ir jeigu jis jau nori avižų, tarkim, pirkti ir vartoti, tai jis turi būti būtinai parašyta be glitimo, ten gluten free. Taip, yra tų produktų, man tos asortyčiai Vilniuje tikrai turėtumėt rasti parduotuviai, nes, tarkim, užsienyje yra labai daug dabar tų produktų, nes labai daug žmonių turi šią problemą. Ir dabar irgi kaip yra dar tokie du skirtumai celiakijos ir netoleravimo.
celiakijos tai būtent to baltymo, to glitimo. Taip mes netoleruojam, jis, nežinau kaip čia, kenkia mums, taip, bet tarkim, netoleravimo glitimui, ne celiakijos atveju, bet netoleravimas glitimo, taip, tai mes galim bet kokį kviečio dalį būti ne alergiški, bet netoleruoti, taip, sukelti. Tai ne tik tas glitimas, bet ir kitos kviečio dalys gali būti. Dabar, jeigu, kaip aš sakau, jeigu žmogus, tarkim, pas mane į kabinetą, ateina su autoimuninėmis ligomis, aš išsiaiškinu taip, kad mityba, jo visą priešistorę ir panašiai, bet 3 dalykus, ką aš iškart noriu paprašyti, kad jisai, minimum 3 savaitėm, bet aš dažnai prašau 3 mėnesiam, tokia aš gal grubės žmonių ir negailių žmonių, bet kad atsisakytų 3 produktų, tai yra, tai gerai, pirmas, kaip sakėm, glitimo, taip, tai yra kviečių, miežių, rugių visų tų produktų, glitimo, antras, girdėjau teisingą atsakymą, cukrus, taip, cukrus ir pieno. Dėl pieno kai kurie jį toleruoja, dėl pieno kai kurie paskui gali traukti. Jūs, aišku, galite pasidaryti netoleravimo tyrimą, bet tai yra daug paprasčiau eliminuoti ir paskui įvedinėti po vieną produktą ir žiūrėti, ar jau yra kažkokių simptomų ar nėra. Jeigu pasireiškia, tarkim, per 24-72 valandas, reiškia, jūs neturėtumėte to produkto vartoti. Dabar, jeigu taip trumpai apie cukrų. Vėlgi, kaip sakau, ne visas cukrus yra blogai, blogas cukrus yra blogai. Taip, ten, tarkim, cukrus vaisiuose esantis, uogose ir panašiai, viskas su juo gerai. Ir žmonės dažnai pradeda bijoti valgyti vaisių dėl cukrus. Tai, kad mes turėtume koncentruotis ne į tą natūralų cukrų, taip, bet į tą pridėtinį cukrų, kurio yra absoliučiai visur. Pradedant, sakau, duona mūsų kasdieninė, taip, ir baigiant sūreliais ir visokiais kitais gaminiais, kur irgi, kaip aš su vaikais, kaip dirbo mokyklose, darėm specialiai tokį eksperimentą, kad jie atsineždavo etiketes, ką jie valgo namuose arba gėrimus, ir mes sverdavom, kiek cukraus yra. Ir kaip vaikams rekomenduojama realiai paros norma, būdavo pasiekiama dažniausiai per pusryčius ir net viršijama, taip, visos dienos norma. Tai mes jos vartojame labai daug ir cukrus mūsų organizmui daro beprotiškai didžiulę žalą, tai aišku, uždegiminiai procesai, vėžinės ląsteles skatina, maistas vėžiniam ląstelėm, taip yra mineralus, kalcį, magnį iš mūsų neleidžia įsisavinti pakankamai, chromą, vadį. Ta prasme, jis daro labai daug žalos ir net ir, sakau, man labai patiko, dabar tik neatsiminsiu jo pavardės, nes sudėtinga, kad Didžioji Britanija yra toksai vienas gydytojas, kardiologas ir jisai sako apskritai, dabar pas juos vyksta, kad apmokestinti cukraus gaminius įvairius, gėrimus ir panašiai, kurie turi pridėtinį cukrų 20%. Ir jisai sako, turėtų būti ant cukraus, to pridėtinio cukraus, taip, kur deda į produktus, etiketės, kad jisai yra toksiškas, kad jisai mus žaloja dar daugiau, kaip sako, mes suprantam, kad cigaretės yra blogai, taip, mes tą puikiai suvokiam. Bet tarkim, kad cukrus mums daro dar didesnę, galbūt netgi žalą negu cigaretės, mes to kažkaip nepriemam. Ir sakau, dažnai mums tas cukrus su lepinimu, su malonumais siejamas, taip, vaikus lepinam cukrumi, o iš tikrųjų darome labai didžiulę meškos paslaugą. Tai jeigu taip trumpai kokių maisto produktų turėtume atsisakyti, tai pieno, cukraus ir glitimo. Dabar kitas dalykas dėl streso, aišku, čia vėlgi visi mes jį patiriame ir sakau, stresas tai nėra stresas tik tai kaip pavyzdys, kad mes stresuojame, jaudinamės, nervimės. Taip? Jeigu mes neišsimiegame, tai yra mūsų organizmui stresas. Matau ir žiūraujančių žmonių, jau gal ir neįsimiegoja dėl streso davė savo organizmui. Tai stresas, taip, jeigu mes praleidžiame savo, tarkim, valgome nereguliariai, būna, kad nevalgome visą dieną ir tik vakare kažką užkandame, taip, tai vėlgi organizmui stresas. Ta prasme, kartais tai nebūtina suprasti labai tiesiogiai, taip, kad mes turime išgyventi kažką. Ir kas dabar vyksta streso metu, tai yra aktyvuojama simpatinė, taip, ta sistema. Ir kas darosi, taip?
mūsų organizmas į tą stresą jisai nesupranta. Jisai buvo sukurtas taip, kaip savisaugos mechanizmas, kažkada labai seniai, taip, kaip mums reikėdavo bėgioti nuo visokių gyvūnų. Ir ką darydavo streso metu, tai kad visas kraujas, visa energija, viskas pereitų į smegenis, tai kad mes galėtume aiškiai priiminėti labai greit sprendimus į kojas ir rankas. Tai kad rankos, aišku, kad jeigu reikėtų muštis apsiginti, o į kojas, kad jeigu mes turėtume bėgti labai greitai. Taip, ir pavyzdžiui, jeigu kažkas nepradeda skęsti, pamatome, tai vėlgi mums įsijungia simpatinė nervų sistema ir mes galim labai greit nubėgti pagalbos ir patys nesuvokame, taip, iš to streso, iš kortizolio, adrenalino išsiskyrusio. Bet kaip ir viskas gerai, jeigu tai mes nuo miškų nebėgiojame dabar taip ir mums tikriausiai to nelabai dabar ir reikėtų, nelabai aktualu, bet mes to streso patiriame žymiai daugiau ir netgi net nejaučiame, mes taip priprantame prie to streso, kad priimam tai, kad visiškai toksai natūralus dalykas mūsų gyvenime, bet kas vyksta mūsų organizme streso metu ir čia, palauk, kažko čia turėtų irgi, irgi parašyta, kad užkertamas tai visiškai nukreipiamas dėmesys ir nuo virškinimo sistemos ir maistinių medžiagų įsisavinimo. Tai yra streso metu mūsų žarnynas neveikia. Ir jeigu mes nuolat stresuojame, tai reiškia mes neįsisaviname maistinių medžiagų. Ir kaip aš sakau, kaip pas mane irgi ateina klientai, aš kaip sakau, nesvarbu, kaip jūs valgote, kokia ideali jūsų yra mityba, jeigu jūs nuolat patirite stresą, kol nesutvarkysime jūsų streso, jūsų sugebėjimo susitvarkyti su stresu, tol mes gerų rezultatų nepasieksime, nes tiesiog virškinimas neveiks taip, kaip jis turi veikti. Ir jeigu jūs klausimėt, o ką daryti taip, kad tą stresą, kaip jį nuslopinti, kaip sutvarkyti, tai yra absoliučiai individualus reikalas. Ir čia vienam, sakau, joga gali atpalaiduoti, kitam stresą tą patį taip suteikti, nes kitas nemėgsta medituoti ar kažką daryti tokio panašaus. Tai labai reikia save sekti ir žiūrėti ir kas jums teikia malonumą, tiesiog tikrai skirti laiko savo. Nes irgi ką dabar dažnai pastebiu, kad žmonės, var šiandien pas mane buvo viena klientė, kur jis sako, kad sakau, tau būtina judėti. Ir jis sako, tu žinai, sako, Ingrida, aš vaikštau su tom šiaurietiškom lastom nuo 9 iki 10, mane taip sąžinė griaužia, kad aš visi dirbu, o aš nedirbu. Ir suprantu, tai man sakau, mes taip nemokame atsipalaiduoti ir tiesiog, nežinau, kažkaip perinti savo, perinstaliuoti, va čia, man tos didžiausias problemas yra. Ir dabar, jeigu, vėlgi, dar kita problema, čia, ar girdėjote apie tokius antinkščius, va ant inksto yra tokie dariniukai, antinkščiai pasivadina ir čia realiai gaminami mūsų visi hormonai ir adrenalinas, kortizolis ir panašiai. Ir jeigu mes nuolatos stresuojame, jeigu nuolatos patirime stresą, tie antinkščiai pervargsta, tai antinkščiai būna nuovargis, taip nežinau, kaip teisingai antinkščių nuovargis simptomas galbūt. Ir kokie, pavyzdžiui, būtų požymiai, jeigu jums kaip pavyzdys sunku labai pasikelti ryte, nesvarbu, kad jūs nueitumėt miegoti 8 valandą ar 9 valandą, taip, ir keltumėtės, tarkim, 7, jūs negalite išlipti, labai sunku išlipti iš lovos, bet tarkim, paskui vakare 6 valandą jums kupinas jūs energijos, tai va čia gali būti, matau, kažkas atpažįsta save, tai va čia gali būti antinkščių nuovargio simptomas ir ką reikėtų irgi įsitirti, nes antinkščių veikla yra labai siejama su autoimuninėmis ligomis. Ir čia dar, kaip aš minėjau, trumpai, kad trečias veiksnys, tai jeigu labai trumpai paminėjau apie apskritai aplinkos tos veiksnius, tai maistą, kokį reikėtų vengti, uždegimą skatinantį, taip. Ir dar kitas dalykas, taip stresą suvaldyti, ir kitas dalykas dar toksinai. Iš tikrųjų, kaip sako, mūsų mes taip kokioj dabar kaip bandomieji triušiai realiai esam, nes anksčiau mūsų ta detoksikacijos sistema, taip kepenys, inkstai ir panašiai, oda, ji buvo pritaikyta, tarkim, kovoti su tam tikrais virusais, bakterijom ir panašiai. Dabar ji turi susitvarkyti su genetiškai modifikuotais organizmais, su pesticidais, herbicidais, su krūva cheminių medžiagų, kokių nebuvo anksčiau. Ir tai yra be galo didžiulis stresas mūsų organizmui,
O maistinių medžiagų mes gauname netgi mažiau negu gaudavo mūsų, tarkim, protėviai susidurdami su daug mažiau tų toksinų. Todėl mūsų užterštumas daugelis iš mūsų yra labai didžiulis, ką irgi reikėtų detoksikaciją daryti praktiškai visiems bent jau kartą per metus. Ir dabar paskutinis dalykas, ką irgi norėjau atkreipti dėmesį jūsų. Iš tikrųjų skambinausi nes reikėjo į laboratorijas ir klausė apie tą pralaidą žarnyną. Ir laboratorija, laborantai nelabai žino, kas tai yra, nors, tarkim, mūsų jau įsidaromas labai gan ilgą laiką, pavyzdžiui, Ženovos klinikoje Didžiojoje Britanijoje. Tai dabar kas yra tas pralaidų žarnynas ir kur kyla bėdos? O čia dabar, kaip mūsų žarnyno sienelės, realiai jos turi būti taip glaudžiai viena su kita susijungusios, neturi būti jokių tarpų. Dabar kaip yra pralaidų žarnynas, kiti galvoja, kad tai yra gal geras dalykas, nes prileidžia lengvai maistinės medžiagas, toksinus, čia viskas yra gerai, bet toli gražu tai nėra gerai, nes tas pralaidų žarnynas, kai pasidaro tokie tarpai, kas tada vyksta? Tai pavyzdžiui, žarnyne, planavime, kaip pavyzdys žarnyne, taip virškinamas maisto medžiagos ir jos nesuvirškinamas iki galo ir tada tokie dideli maisto gabaliukai patenka į kraujotaką. Arba virusai, arba bakterijos patenka į kraujotaką, ko neturėtų patekti, nes turėtų tas žarnynas sulaikyti, kaip barjeras būti. Ir tada kyla problemas, gali įsivystyti įvairias, būna labai dažnai, pavyzdžiui, žmogus yra niekam nealergiškas visą gyvenimą ir, pavyzdžiui, sueina kokie 50 metų ir nebegali valgyti, kaip pavyzdys, žuvies ar kiaušinio ar dar kažką, nes prasideda alergijas. Ir jis nesupranta, sako, aš visą gyvenimą valgiau, kaip gali būti. O gali būti dėl to, pavyzdžiui, jeigu jūs vartojate daug antibiotikų, jeigu pas jūs nuolat vyksta įvairūs uždegimai, tarkim, jūsų mityba yra labai mažai omega-3, o labai daug omega-6, taip, labai daug blogųjų tų riebalų, kaip pavyzdys rapsų, saulėgrąžų aliejus, jūs kepat su tokiais aliejais, kurie skatina uždegiminius procesus. Ir daug dalykų, kurie, tarkim, sukelia uždegiminius procesus, tada kas gali, tas pats stresas, kas gali darytis, kad pažeisti tas sieneles ir tarp jų atsirasti tarpas. Jis tampa pralaidus. Ir tada, sakau, didelį maisto gabaliukai nesuviršinti su savo amino rūgščių vardo kortelėm, tai patenka į kraujotaką ir tada antikūniai pradeda gaminti ir pradeda pulti ir galvoti, kad tai yra svetimkūnis. Nes mūsų maistas turėtų būti visas suvirškintas žarnyne, jis neturi patekti į kraujotaką nesuvirškintas. Tai va, ir pralaidų žarnyną, jeigu kas turi autoimuninę ligą, labai dažnai yra pralaidus žarnynas, praktiškai galima skaityti visada. Jeigu žmogus turi labai daug alergijų, tarkim daugiau negu 3-4 alergijas kažkam, labai dažnai yra pralaidų žarnynas ir praktiškai beveik galima būti tikram, kad jis turi pralaidų žarnyną. Todėl, kaip ir sakau, labai dažnai pradžia turi prasidėti nuo žarnyno. Nuo žarnyno viską gydyti. Kaip man labai patiko, dabar tik nesiminsiu, kuris gydytojas irgi iš funkcinės medicinos, jisai sako, jeigu, pavyzdžiui, ateina pacientas ir pasivyksta be galo daug įvairių dalykų, ir tu net nesupranti, nuo ko pradėti, kas ten vyksta, sako, aš visą laiką pradedu nuo žarnyno ir niekada neapsirinku. Nes iš tikrųjų, jeigu tu užtikrinsi žarnyno gerą veiklą, viskas daug sklandžiau vyks. Tada tu gali kepenis stiprinti, gali tą, bet esminis dalykas visada turit užtikrinti žarnyną. Taip? Jeigu jūs, tarkim, viduriuojat, jeigu jūs jums pučia pilvą, jeigu vidurių užkietėjimas, taip, ir daugelis kitų dalykų gali rodyti, kad pas jūs yra žarnyno sutrikimai, disbakteriozė ir kiti dalykai. Tai va, aš labai trumpai, labai tikrai tokia glausta informacija, bet norėjau jūs šiandien perduoti, nes tikrai galima labai daug šnekėti ir labai gilintis ir su išsėtinės sklerozės sergančiais žmonėmis mes kitą savaitę susitiksim, kur šnekėsim daug plačiau su protokolais, ką reikėtų daryti. Ir Žilvinas neleis mums pameluoti, kad mes planuojam dabar daryti tokį eksperimentą. Aš pasiūliau ir labai entuziastingai sutiko, nes irgi kaip siūliau ir gydytojai, tarp kito, kuri buvo mūsų išsėtinės sklerozės stovykloje atvykus trumpam, bet tik kažkaip neentuziastingai tą priėmė, kad pasižiūrėt, nes dabar
įstatinukai, kurie buvo toje stovykloje, jų mityba yra, švelniai tariant, nekokia. Tikrai nekokia. Ir kaip aš sakau, mes su mityba, taip, jeigu yra jį uždegimą skatinanti, tai yra absoliučiai tas pats, kas, pavyzdžiui, yra ugnis ir mes pilam benziną į ugnį. Kad jie vis liepsnuotų labiau, taip, tai va, jeigu pas mus vyksta uždegiminiai procesai, jau vyksta, taip, autoimuninio, jeigu tu sergi autoimuninė liga, tai jis vyksta. Jeigu tu valgai, tarkim, kaip pavyzdys, daug kvietinių produktų, daug bandelių, daug džemų ir panašiai, tai tu realiai pili benziną ir tu gerk tos vaistus negėręs, bet tu nepasveiksi, jeigu tu nespręsi esminių dalykų. Ir ką aš sakau, dėl ko tai yra kitoks žvilgsnis, nes tradicinė medicina, ji skiria vaistus, taip, ir būtent su autoimuninėm ligom, vaistus, kurie slopintų imuninį atsaką. Taip, simptomai sumažėja ir viskas gerai, bet yra neieškoma, nesprendžiama esminė, dėl ko kyla uždegimas, kas po žmogų yra negerai. Taip, ką reikėtų, galbūt jo mityba yra. Mes apskritai per mažai skiria mitybai dėmesį. Ir man labai irgi patiko, kaip sako, nesvarbu, kiek metų tu valgai šlamštą, nesvarbu, kad tavo žarnynas gali būti kaip grėtis, bet jeigu tu pradėsi valgyti normaliai, tu pradėsi valgyti gydantį maistą, jis yra toks stebuklingas, jis bet kada gali sugyti, išgyti, tik reikia atimti tą maistą, kuris skatina uždegiminius procesus, prieš uždegiminę, taip mitybą įvesti, galbūt papildų, galbūt, sakau, pradėti kažkokius relaksacinius pratimus, bet tikrai mūsų rankose yra labai daug galios ir mes tikrai labai daug ką galime patys pakeisti, jeigu to norime ir jeigu esame pasiryžę tą daryti. Labai visiems ačiū. Labai ačiū mūsų lektoriai, Ingridai. Aš nesupratau šiandieną, kiek kėdžių reikėjo papildomai prinešti, taigi vasara, oras geras, eitumėt kur į pliažą. Bet iš tikrųjų, matyt, labai aktuali tema, nes turbūt daugelis turime ar draugų, ar giminaičių tarpe žmonių palietusių šiomis lygomis. Ir mes norim padovanoti kofermento kudašį. Tai yra visiškai naujas neolaidų produktas ir 100% natūralus. Galbūt salėje kažkas turite keletą klausimų, kadangi mes turime dabar truputį dar laiko. Gal apie tą gydantį maistą kažkiek norėtųsi išgirsti, nes iš tiesų, tarkim, ne vienas pažįstamas turėjo ir vėžio susirgimų ir sakė, ką po to duoda valgyti ligoniniai, tai tik tai, kad greičiau užsilemtų žmogus. Tai gal tikrai turit kažkas tokį klausimą, tai prašom užduoti atsistojus ir garsiai. Garsiai tik asta. Jūs sakėt, kad reikia pradžia, jeigu daug visokių simptomų, tai kad pradėti nuo žarnyno. O kokia yra pradžia nuo žarnyno? Tai viskas priklauso, kas pas jūs vyksta. Pavyzdžiui, jeigu jūs jaučiate, kad pavyzdys pučia jau pilvą, taip, pučia pilvą, viduriuojat jūs, tai pirmiausia, reikėtų tada atstatyti žarnyno mikroflorą. Tai yra gerosios bakterijos. Gerosios bakterijos jūs gali gauti iš fermentuotų produktų, taip tai būtų rauginti kopūstai, rauginti agurkai, kefyras ir panašiai. Arba jūs galite gerti probiotikus, jeigu gerti probiotikus, tai irgi yra įvairių rūšių, reikia užtikrinti pas mus labai dažnai vaistinėse yra labai neterapeutinė dozė, kaip sakau, tų probiotikų, kad pasiekti tikrai rezultatą, man tos ar 5 milijonai, gal yra, aš tiksliai dabar nepamenu, bet tikrai labai nedidelė. Tai visų pirma, kad užtikrinti tada, kad yra gerosios bakterijos, nėra kad blogų bakterijų išvešėjimo. Paskui kitas dalykas, irgi jeigu jūs, pavyzdžiui, turite labai daug alergijų, kaip pavyzdys, tada reikėtų gydyti pralaidų žarnyną. Ta pralaidų žarnyną irgi galima kaip gydyti, tai vienas iš būdų tai yra glutaminas, aminorūgštis.
jo galima gauti ir kolageno, ir glutamino iš kaulų sultinių. Nežinau, kiek iš jūsų kas verdate, tai pavyzdžiui, kaulų sultinys ir jeigu toks geras, aišku, geriausia būtų iš ekologiškų kaulų. Jeigu galit gauti ir jį reikia virti minimum 6 valandas, aš kaip sakau, geriau 8, 12, 24 valandas, tai yra labai ilgai. Ir kad viskas įsiskirti, pradžioje įpilti obuolius į acto, kad tada visas mineralinės medžiagos geriau išsiskirtų, bet ten, aišku, pridėti visokių daržų. Tai ekologiškai sultiniai būna sausi. Aš kaip visai sakau, kai pats pasidarai, ten šitie kur buljonai, jie neturi tokių gydančių galių, kaip tas sultinys, kurį tu pats įsiverti iš kaulų. Ir plus galima įsivirti daugiau ir užsišaldyti ledo kubelės arba įdėti šaldytuvą, taip, kad turėtum jo, arba indėlius, kad turėtum jo ilgesniam laikui, tai tikrai labai labai gerai veikia. Nėra skirtumo kokių kaulų? Didžiulio skirtumo nėra, šiaip su, pavyzdžiui, galima ir vištienos ir panašiai, bet vištiena, tai dabar sako, pas mus labai auginama su hormonais ir panašiai, bet šviera tinka. Taip. Ir kad būtų, tarkim, daug kremslių, kad kuo daugiau šitų šaltienų. Šaltiena puikus produktas šitiem dalykam, šelatina, taip, tą labai labai gerai gydo. Tarkim, jeigu kas nors turi skrandžio opų pavyzdys, taip, ir kai žarnyno visas tas traktas, skrandžio opas nuostabiai tikrai gydo kopūstų sultis. Ir 10 dienų yra toksai kursas kopūstų sulčių, ten litrą ar pusantro, aišku, tas skonis nėra vienas iš maloniausių, bet kitiem visai šviežių kopūstų. Taip, tai tikrai turėjom klinikiniai praktikų Londone, kai aš buvau labai gerų rezultatų pasiekė, kas ilgai kovoja, kol sakau, keletą dienų ir visiškai puikiai labai užgydo visas mėnes. Labai priklauso nuo to, kokie yra simptomai ir kas pas jūs vyksta. Bet esmė, kad užtikrintas, kad skrandis būtų, kad žarnyne nebūtų disbakteriozės išvešėjimas blogųjų bakterijų ir kad nebūtų pralaidų žarnyno. Jeigu vidurių užkietėjimas vėlgi tai yra irgi blogas simptomas, nes visi toksinai grįžta atgal į kraujotaką ir kad jo išvengti reiktų žiūrėti, kokia jūsų yra mityba, ar tai yra per mažai skaidulų, ar skaidulų yra pakankamai, bet nėra pakankamai skysčių, tada reikėtų, nes dažnai daroma irgi kokia klaida, žmonės perka skaidlas, vartoja skaidlas kaip atvaldą, kaip pavyzdys, bet geria per mažai skysčių. Tada vidurių užkietėjimas gali būti dar labiau paskatinamas, o šiaip irgi reiktų žiūrėti dar kitas dėl žarnyno, reikia kad užtikrinti parazitų nebuvimą, nes labai, bent jau aš manau, porą kartų metuose mums reikėtų profilaktiškai visiems išvalyti nuo parazitų, galbūt vienas iš tokių paprasčiausių tai pelyno arbata, taip, ar pelyno? Pelyno. Ir dar yra graikinio riešutmedžio, aliejai, kapsulės, kur efektyviai. Aš noriu paklausti apie refliuksą, jūs trumpai minėjote, tai vienas iš autoimuninių susirgimų irgi aš supratau. Refliuksas, tokių, aš nežinau, ar tai galima įvardinti autoimuninis susirgimą, tai yra tokių kaip simptomas, tai kaip simptomas. Jo, turiu tokią patirtį ir mes tyrėmės gastroenterologai ir nelabai ką padėjo, nes irgi sakė stresas, mokslinis, stresai ir taip toliau, tačiau mes irgi nesatikėjomės tas padėtis irgi pakilęs. Ir suprantat, tie vaistai irgi jau matėm šalutinį poveikį, nelabai padeda, kokia dar pirmoji pagalba galėtų būti nuo jo apsisaugojimas. Ar tai irgi mityba kažką reikia keisti? Ir mityba, bet tarkim, irgi kas gali būti su refliuksu, o skausmus jaučia? Taip, kaip išeina, tai iš viso būdavo, kad negalite valgyti, dabar jau susitvarkė tas dalykas, bet visiems tai buvo sesija, kaip pakilo toks stresas ar kažkas rodikliais pakilo, bet jau nebereikėjo nei rytinimo tyrimo, to nerūgštingumo nieko nereikėjo, bet visiems tas yra pastoviai, nors sakė, po metų turėtų praeiti. Tai aišku, su stresu reikėtų tvarkytis, reikėtų galbūt pagerti ir grupės vitaminų ir magnio, kad nuraminti stresinę sistemą, nes dažnai, jeigu labai daug stresuoja, šitie vitaminai yra visiškai išeikvojami. Kitas dalykas, aš irgi jos vietoj pagerinčiau tų kopūstų sulčių. Ir dėl ko? Dėl to, kad dažnai būna skrandžio sienelės pažeistos ir tarkim nerūgštingumas yra pats padidėjęs, bet jeigu skrandžio sienelė kažkiek yra pažeista, tai tada toks graužimas ir visa tie požymiai labai refliuksą, kad gali būti, kad čia reiktų tvarkyti tiesiog skrandžio gleivinės sieneles.
Tai jai irgi manau, kad šitas praverstų. Ir dabar galvoju dar iš tų, man atrodo, aš buvau, tai pasakysiu, kaip jisai saldymedis. Yra 10 dienų kursas. Jeigu aš norėjau, po kiek, po litrą ar pusantro litro per dienos noriu. Čia daug, žinau. O medaus negalima. Medaus? Nežinau, ar ten pagerins. Kiti maišo su tos morkom, gal ar su obuolių, kad bando, kad tas skonis kitas dar. Ir refliukso yra saldymedis. Ir jeigu turi su spaudimo problemą, tai yra deglicerizuotas saldymedis. Ir jo, o šiaip autoimuninių ligų turi, tik ar Žemą spaudimą turi. Žemą spaudimą, ne, tada neturėtų būti problemų, o tas saldymedis tada turėtų būti 500 mg 3-4 kartus per dieną. Arba tuščių skrandžių, arba 20 minučių prieš valgį. Dar alijošius gali sutvarkyti, geriau, ne? Dabar kas galvoja dar čia? Bet bakterijos, pavyzdžiui, viena tabletė mūsų Neolife, ar užtektų vieną tabletę įprastai, reikia daugiau tokių atvejų? Čia labiau skrandį kaip ne į patį, tarkim, ploną išrinę, bet daugiau skrandį žiūrėčiau, viršutinę dalį, tai šitam refliukse. Dar gali padėti, jeigu jisai yra iš tikrųjų per mažas, jis jam gali padėti obuolių situacją prieš valgį, bet jeigu jai labai sudirginis, tai tada kad nustoti. Bet šiaip pradžioj tai saldymedį ir tą kopūstų sultį pagerti ir dar galvoju, jeigu aliošį bandėt, nežinau, kiek laiko gėrėt ir pakandosit. Ne, nu jie labai gerai, nu. Nes aliošis... Ne, dabar jūs kas yra gerai, bet po sesijos ar būtas abus padės, nors tokių simptomų nebuvo. Kodėl jis padidėjo, nes pati studijuoja mediciną ir jis aiškia, kad yra blogai, tas toksinas, kas skleidžiasi, tas blogai yra nuo organizmo. Nors nesimato tų simptomų. Bet jeigu čia su stresu susiję, tada reikėtų... Mes prisėjom. Tada reikėtų imuninės nervinę sistemą stiprinti pačią. Ne taip reaguoti į... Ačiū. Sakykit, prašau, o dėl diverkulito, ką nors galite pasakyti? Dabar galvoju, kad kažko iš karto taip galva neateina. Aš galėčiau surašyti jūsų, jeigu duotume tušinuko kontaktus, ir galėčiau atsiųsti. Tai gal trys, po paskaitėlės. Kokiais gyvybiniais tyrimais nustatomas uždegimas? Tai yra C reaktyvusis baltymas, CRB taip vadinamas, tai vienas iš pirmųjų simptomų, kuris gali, simptomų kraujo tyrimų, kuris parodo, kad vyksta uždegiminiai procesai. Paskui kraujo tyrimas, taip, CRB, jis taip pasakė, C reaktyvusis baltymas, tai jisai uždegimą rodo. Tai jeigu jūs, tarkim, nieko nesergate, kaip pavyzdys nėra kažkokios infekcijos ar ten panašiai, tai jisai neturėtų būti pakilęs. Jeigu jisai pakilęs, tai reiškia, kad tie lėtiniai uždegimai prasidėjo, bet jeigu jis kažkokiu ten sirgo, tai jisai natūraliai pakyla. Kokybiškai kiek? Kiek būtų norma. Čia irgi priklauso labai nuo klinikos, kiek kas. Aš dabar galiu pasakyti, kokį turiu, bet čia gali jisai truputėlį kisti priklausomai nuo klinikoje. Tai jeigu mažiau kaip 1 miligramas, tai maža rizika, jeigu tarp 1-3 vidutinė, tokia už 3 didelė. Ir dabar dar galvoju, homocisteinas gali rodyti, bet homocisteinas daugiau irgi rodo folio rūgšties, B grupės tam tikrų vitaminų, kad per mažai yra. Ir tai irgi vienas kaip uždegiminių. Ir dar kitas dalykas, irgi cholesterolis gali jums parodyti, kad vyksta uždegiminiai procesai. Mes, pavyzdžiui, labai dažnai tą cholesterolį šitą peikiame ir panašiai ir galvojame, kad jis yra didžiulis blogis, bet iš tikrųjų padidėjęs cholesterolis dažniausiai yra dėl 2 priežasčių. Blogasis cholesterolis, taip vadinamas, nes jis nėra blogas, jis geras, atlieka savo funkciją, bet mes taip vadinam. Dabar jis gali padidėti dėl to, kad trūksta vitamino C. Ir dabar jeigu taip trumpai apskritai dėl ko, kaip jis padidėja. Mes jį vadinam bloguoju, nes įsiunčia jis iš kepenų cholesterolį į kraują, taip, ir jau padaugėja. Dabar dėl ko jis yra įsiunčiamas? Jisai įsiunčiamas yra dėl labai svarbios priežasties, tai yra, jeigu jūsų, pavyzdžiui, kraujagyslės audinys yra pažeistas,
tai ir nėra pakankamai vitamino C pas jūsų organizme, kuris skatintų kolageno gamybą ir tas ląstelių sieneles, tarkim, sutvirtintų, tada yra siunčiamas signalas, kad išskirtų iš kepenų cholesterolį ir cholesterolis kaip statybininkas ateina ir užlipdo. Tai jisai realiai ne tai, kad jisai blogai daro, bet jisai irgi rodo, kad tai yra uždegiminiai procesai vyksta, kad kažkas pas jūsų organizme. Radioaktyvumas, kai daro, tai įsėdimas. Kas ne? Irgi gali būti vienas iš tų, bet aš dažniausiai, aš kaip pati vadovauju savo praktikoje, tai tas C reaktyvusis baltymas. Ir tas nusėdimo greitis, taip, kaip jisai vyksta sedimentation rate, bet aš dabar tik galvoju, kaip jisai kaip išversti. Bet dar vienas eritrocitų, taip, eritrocitų nusėdimo greitis, taip. Tai nes yra jų keletas, pagal juos tu vertini, ar kažkas vyksta, ar ne organizme. Ačiū Ingrida už labai išsamų atsakymą. Ir klausimų žinau, kad yra labai daug ir tikrai visus šiandien negalėsim atsakyti. Galėsiu susisiekti individualiai su mūsų mitybos specialistė, ne mūsų, bet Lietuvos. Ir išsiaiškinti, aš galbūt dar tokį vieną bendrinį klausimą. Kokia jūsų nuomonė yra apie mitybos papildų vartojimą? Nes nekartą taip yra buvę, kad ateini pas šeimos gydytoją ir sako, ai, vartok nevartojas, nieko ten, nežinau, padės, nepadės. Kas šiuolaikinėme tame mitybos moksle sakoma, ar visko užtenka to, ką mes gaunam iš maisto, ar vis dėlto reikėtų papildyti tą mitybą? Kokios dabar nuomonės, kokios naujienos to klausimu? Tai gal pradėsiu nuo to, kad aš pati asmeniškai buvau labai skeptiška papildų atžvilgių ir aš galvodavau, kad tikrai visko mitybos pagalba turėtų užtekti, jeigu mes pakankamai dėmesio skiriam ir be abejo, kaip aš visą laiką akcentuoju, kad jeigu jūs, kaip pavyzdys, valgote uždegimą skatinantį maistą ir vartojate omega, tai čia lygiai tas pats, kas tarkim į benzinų varomą mašiną pripilsi dizelio ir viršų išpilsi benzino. Taip, ta prasme, to neišspręs problemas. Viskas turi būti kompleksiškai, bet kad papildų reikia, aš dabar vis labiau matau, nes tarkim, ir šiandien buvo pas mane klientė, kurios, nors neįs apie save dėl savęs, bet kaip jis išnekėjo, kad jos vyrai traukia ir mėšlungis, ir iš širdies dabar prasidėjo tokie, kaip pasakyti, kaip dūris ir panašiai, tai čia yra kaip magnio trūkumas didžiulis. Ir ką aš noriu pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, jeigu ypatingai dirbi fizinį darbą, praktikuoji, tai čia tik vienas iš dalykų iš mažų, kad, tarkim, gauti visas maistinės medžiagas iš maisto yra be galo sudėtinga. Kodėl sudėtinga? Dėl to, kad dirvožemiai yra labai nualinti, kad vartojam daug pesticidų, herbicidų, kad mūsų aplinka yra labai užteršta ir tarkim tiek, kiek mums reikėdavo anksčiau gauti ir mes taigi ir šampūnai, ir kosmetika, ir viskas, tai yra viskas parodo irgi, tai yra toksinai, ką mums reikia išvalyti, mums reikia labai daug antioksidantų, kad mes galėtume tą padaryti. Ir mes su maistu, kad ne tik, kad negauname tiek, kiek tą minimalę, taip norime, mes daugelis iš mūsų, tarkim, vitamino C, kaip pavyzdys vitamino C, magnio, cinko dažniausia būna, dabar galvoju, vitamino D tragiškas trūkumas, ta prasme tragiškas, ne tai, kad trūkumas, bet labai. Tai misija, aš nežinau, ar įmanoma iš tikrųjų. Ir dabar kiek yra gydytojų, tarkim, užsienį, kiek man teko susidurti, praktiškai daug kur naudoja ne tik mitybą, bet ir plus papildus. Bet čia yra, vėlgi, čia yra papildai. Tai neturėtų atstoti mitybos, tai turėtų papildyti ją. Ir va tą balansą surasti, tai man atrodo, papildų. Ir va dėl, kaip jūs sakote, kad gydytojai ką sako, irgi kaip aš susidūriau, aš pati kaip grįžau, kaip Londone, teko bendradarbiauti su skirtingomis kompanijomis, kurios tikrai gamina labai kokybiškus papildus. Ir tarkim, kaip grįžau į Lietuvą, ar kaip ėjau į vaistinę, kad apsižiūrėti, ką savo galėčiau pacientą kaip pavyzdys siūlyti. Ir iš tikrųjų, aš supratau, dėl ko gydytojai skeptiškai žiūri, nes aš pati jų negalėčiau siūlyti, nes arba formos yra tokios, kurios, pavyzdžiui, geležies forma, kuris sukelia
beprotiškus vidurių užkietėjimą, arba tai yra neterapeutinės dozės, arba tai yra sintetiniai. Tai yra tokie maisto papildai, kurie, aš nežinau, ar daugiau naudos ar žalos, nes labai daug yra visokių ten tų surišiklių dar tokių, kur atrodo tos veikliosios medžiagos, pavyzdžiui, vitamino C yra labai labai mažai, o visų tų surišėjų yra labai daug. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, nusipirktumėt tokį papildą, kaip sergate, ir galvotumėt, nu, man čia reikia, va, jau puola, sloga, dar kažkas gripas ir panašiai, ir aš pavartosiu, tai jūs dar taip kepenis apkrautumėt ir gautumėt tiek mažai tą vitamino C, gal jūs dar greičiau susirgtumėt. Tai va, ką aš noriu pasakyti, papildai yra gerai, bet kokybiški papildai. Tai yra čia du skirtingi dalykai, tai aš suprantu ir vieną, ir kitą stovyklos pusę, nes vieni papildai gali būti tikrai visiškas išmetimas pinigų į balą, bet jeigu tai yra geri papildai, tikrai, ta prasme, žmonės nepajustų pagerėjimo, tokio ryškaus, tokio bendrauti vartojant kokybiškus papildus. Tai mano nuomonė, aš buvau prieš, dabar esu už, bet už kokybiškus ir tinkamas formas, tinkamą kiekį ir tas terapeutinės dozes. Tai smagu, kad mūsų visų nuomonės sutampa, plojam ir gerai.